Labas vakaras, mėly draugai. Šiandien atvykome į labdaros renginį skirtą Tadukui, kuriam rinksime lėšas ant sensorinio namelio. Tai renginys vyksta Dundalk Imperial viešbutį, mane pasikvietė mano geri bičiuliai vakarėlių beždžioniukai. Eisim į vidų į salę, žiūrėsim, ką jie paruošė, kokią programą. Dalyvaus muzikantai, renginių vedėjas, didžėjus, fotografė. Visos skirtos lėšos renginiui bus paaukotos Taduko sensoriniui nameliui. Bus dar renginio metu renkami pinigėliai. Viskas bus suskaičiuota. Šią akciją vakarėlių beždžioniukai organizuoja kartu su paramos draugija Vilties spindulėlis. Tad einame į vidų, mėgaujamės renginiu ir bandom surinkti Tadukui sensoriniui nameliui. Labas vakaras. Turim ir fotografę. Labas vakaras dar kartą. Labą dieną. Kaip Liliana gyvena? Darbuojamės. Hebra dar pasiruošimą vykdo, dar šiek tiek ant stoką. Tuoj pradės svečiai rinktis. Du. Vienas. Marius, taip? Taip. Marius, iš radijo stoties Svetur. Gal galėtum papasakot, kas čia ką atvežė? Mes tai atvežėm, bet čia yra va šitie du padėklai yra iš sušilim. Čia yra, o čia va yra šitas yra iš 70 mylių. Aišku, supratau. Tai bandysim šiandien visi surinkti Tadukui reikiamą sumą. Tikrai taip. Po truputį Hebra renkasi, salė pilnėja. Labas vakaras, tai turime panelę Kristiną iš Kreigavono, jinai užsiema. Iš tikrųjų, gal pati papasako, kuo tu užsiemi? Sveiki, esu Kristina, labas vakaras. Esu floristė, balionų stilistė, dizainerė, švenčių dekoratorė. Man tikiuosi mano darbas, kalbau patys už savo ir nereikia visinės kortelės. Šventės, gimtadieniai, viskas, kaip sakant, nuo pradžios iki pabaigos. Tai jeigu kam įdomu, aš paliksiu Kristinos kontaktus apačioje. Jinai irgi prisideda prie šios nuostabios šventės. Visas jos papuošimas salės yra nemokamas. O kas norės organizuoti gimtadienius, šventės, vestuvės, tai maloniai prašome kreiptis į Kristiną. Ačiū, kad čia susirinkote. Labas vakaras. Labas vakaras visiems. Labas vakaras mūsų šios šventės organizatoriams, rėmėjams ir žinoma kiekvienam jų asmeniškai. Labai gražu, kad jūs esate čia ir kurite tokį nuostabų jausmą. Tai gerai praleisime laiką ir tikrai pažadu, kad išpildysime Tadukų svajonę. Be abejo, kas be ko, šventė tik prasidėjus, norėtųsi padėkoti KU Design floristei Kristinai, kuri papuošė šią mūsų salę šiam vakarui. Be galo ačiū didelį norim ištarti ir YouTube kanalo Emigrantų gyvenimas kūrėjui Juliui Mudėnui. Ačiū labai. Tariam be galo didelį ačiū ir Lilijanai Rimei, fotografei, pabrėšiu sertifikuotai fotografei, kuri įamžys šio vakaro akimirkas. Sveiki dar kartą, mėly draugai, rėmėjai ir visi kiti, kas šį vakarą susirinko į vakarėlių beždžioniukų suorganizuotą labdaros vakarą iš širdies į širdį. Šiandien mes susirinkome dėl vienos priežasties – padėti šeimai, kuri augina neįgalų vaiką ir kuriam reikalinga be galo didelė pagalba. Juk svarbiausia pasaulyje yra vaikai. Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už juos. Didžiausia laimė yra tada, kai mūsų vaikai yra sveiki, kai jie yra šalia ir tai jau yra neįkainojamas dalykas. Na, dabar norėčiau perspėti jūs, kad bus labai jautri akimirka, todėl kad mūsų kolegės Rositelės rankose
yra Taduko mamos laiškas. Norėčiau perskaityti visiems Taduko mamytės laišką rašytą mums. Būtent apie Taduką. Tadukas ilgai ieškotas, išlauktas, išmelstas kūdikėlis. Atėjo sunkiai į šį pasaulį, nors visas nėštumas buvo puikus. Nepavykus gimdyti pačiai ir prasidėjus grėsmiai, mudviejų gyvybėms buvo skubiai atliktas Cezario pjūvis. Iškart gimus Tadukui pastebėjau daktarų žvilgsnius, komentarus ir panašiai, bet buvau silpna kažkaip į tai sureaguoti ir suprasti. Šiek tiek atsigavus pastebėjau, kad kažkas ne taip. Į palatą nesibaigiantis daktarų vizitai ir jų pasakymai mane privertė labai sunerimti. Jau žinojau, kad Tadukas gimė su 2 dantukais, abipusių kriptorchizmų, širdies yda, netitiko klausos parametrų, abiejų rankų nykščiai išsikraipė. Labai išgyvenau, o per išleidimo dieną mane aplankė dar vienas nerimas. Pradėjo lysti galvon visokios kvailos mintis. Klausimas, ar mes jį mylėsim, ar vyras nepaliks manęs, nes pagimdžiau jam tokį sūnų. Ar sugebėsime skirti jam tiek meilės, šilumos bei dėmesio. Tadukui įtariamas labai retas Robinstein-Teiby sindromas. Apie jį pasakyti nieko negalėjo, nes praktikos nėra, vaistų taip pat nebuvo. Išgyvenom, verkėm, juokėmės, bet mylėjom Taduką kasdien vis labiau ir labiau. Praėjus pirmom emocijom grįžo į gyvenimą. Rodės nelabai ko skiriamės nuo kitų vaikučių. Pradėjome lankyti ankstyvąją reabilitaciją. Tadukas nekėlė galvytės, lygsvaros nelaikė. Bet reabilituojantis viskas pamažu ėjo geryn. 6 mėnesių pradėjo Tadukas ištisai sirgti. Išeiname iš ligoninės ir kitą dieną vėl mes sugrįžtame, kol galiausiai atsidurėme reanimacijoje su įvestais zondais. O gydytojų nuosprendis buvo gastrostoma, kai jau reikia vamzdelio tiesiai į skrandį, kad vaikelis galėtų maitintis. Jei noriu turėti gyvą sūnų. Iki operacijos Tadas ištisai sirgo, metukų laiko svėrė 7 kilogramų. Lipo visos ligos. Išgyvenimų neišpasakosiu, o galbūt jų ir nereikia, tiesiog būtų per skaudu. Viskas išgyventa. Šiandien Tadukui jau yra 8 metai. Begalės terapijų dėka Tadas vaikšto. Nekalba, maitinamas per gastrostomos sagutes ir prijungėjų pagalba su sunkiu autizmu, giliu protiniu atsilikimu. Turi širdies ydelę, bet užtat labai gerai girdi. Mūsų retas stebuklas, taip sako mama Neringa. Mes sulaukėm netikėtų svečių. Taduko mamos sesuo yra kartu su mumis. Pakvieskime ją tarti žodį. Labas vakaras. Širdingai dėkoju visiems susirinkusiems. Nesu labai iškarta, nes nežinau ką pasakyti. Bet iš tikrųjų labai daug ką galiu pasakyti, viskas kartu gyventa, išgyventa ir daug visko labai emocijų daug, bet žodžiu sudėti poros minučių ar 3 laikotarpį neina. Taduko svajonė, kaip supratau, tiksliau tėvelių svajonė, kad vaikui būtų kuo geriau sensorinis namukas. Tai yra specialus pasaulėlis vaikui užsidaryti ir būti vienam, nes jis labai specialių poreikių vaikas. Tai tikslas surinkti tam namukui lėšų. Tai širdingai dėkoju visiems žmonėms, kas galėjo, tiksliau, kas atėjo. Mes taip pat prisidedam labai tėveliam
širdingai jums dėkuoju, nežinau, rankos labai geros, nežinau. Ką ten daug pasakyti. Ačiū, paplokim. Ačiū. Taip, mėlieji, aš norėčiau paraginti, kas atvykę su vaikučiais, tai prašau prieiti prie to stalo, išleisti vaikučius, ten yra kas prižiūrės ir nuspalvinti. Tie piešinukai visi bus išsiųsti Tadukų į Lietuvą ir šiandieną paprašysim vienų iš rėmėjų, kurie išrinktų gražiausią piešinuką ir bus apdovanotas. Taigi, brangieji, pabendravę su Tadukų mama, sužinojome, kad vaiko svajoniai, kuri pasak mamytės būtų pats geriausias vaikui išsikrauti susikaupusis jėgų perteklius. Svajoniai, kaip ir minėjome reklamoje, jeigu jūs aišku matėte ją, kad yra sensorinis namelis, apie kurį kalbėjo ir Tadukų mamytės sesuo. Dabar, mėlieji, norėčiau pakviesti kolegę, kuri skelbs rėmėjų aukcionus. Prašyčiau aktyviai dalyvauti, rėmėjai tikrai nepagailėjo ir kuponai dovanos tikrai yra nuostabios, tad visi nėra tos sumos nustatytos, kurią jūs turėtumėte minimaliai, kas daugiau pastatys, tas ir išsigys. Tad pakvieskime plojimais kolegę Rasą. Iki aukciono aš noriu dar didelę padėką tarti mūsų rėmėjams, kurių šį vakarą mes turime tikrai labai daug. Žinoma, didelis ačiū mūsų didžėjui Lauriui. Paplojam jam. Sweet Life, Beauty Inc. by RD, RJ Font, Time and I, Rusty Goodies, radio stočiai Svetur, Vita Motors, Sandra's Art and Flowers ir Evaldo Medus. Žinoma, viso vakaro metu mes dar ne vieną kartą dėkosime, jei kažko nepaminėjom, dar paminėsim. Na, o dabar mes skubame tikriausiai prie aukciono. Kviečiu visus dalyvauti, nes prizai tikrai labai geri. Turim 25. Yra daugiau? Jūs 20 negirdžiu, biški garsiau. Gerai, 25. Yra kas dar duoda 25? Yra. 26. Nėra. 30. Yra dar daugiau už 30 statančių? Nematau. 30. 1, 2, 3. Keliam, gerai. 32. 3. 33, 1. 33, 2. 33, 3 parduota. Mes važiuoja šitas kaponas į šitą stalą. Prašom ateinu prisimti. Kaip ir simboliškai. Kas statys daugiau už negu 1 eurą? Už puodelį radio stoties statu. 2. Yra daugiau už 2? 10 jau girdėjom, gerai, 10. Ar mes parduosim radio stoties Svetur puodelių daugiau negu 10? Negirdžiu sumų. 20. 20. Kas statom daugiau už šitą puodelį? 20. 21. 22. 23. Parduota, važiuoja toliau mūsų radio stoties Svetur puodelis. Aš jums perduosiu. Prie viso to aš noriu jums paminėti, kad visi pinigėliai surinkti aukciono metu keliaus į Taduko paramos fondą. Kalbas kalbėjo vėjam, nebežinau, kas daro, oi dar ledą lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau apie gūžį. Nebežinau, kas daro, oi dar ledą lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau apie gūžį. Čia vaikučiai konkurse dalyvauja, piešia piešinukus ir bus paskui gražiausias išrinktas piešinukas ir bus nusiustas Tadukui.
po meilės vietuliai. Reikės palaukti tavęs, nors širdis jau baigia užges. Ar dar ilgai, ar dar ilgai. Čia aš jaučiuosi kaip per tuos, kur atidarinėja tos garažus, ane? Kiek jūs sakėt? 90. 91. 2. 3. 4. 6. 100. 105. Viskas. 105. 101. 151. 152. 153 ir mūsų prizas. Vyrukas, prašom, įteikti vyrukui. Muzikos, bet mums reikia nuotaikos. Radio stoties Svetur, mes mylim muziką. Galvoju ir galvoju tik tai apie tave. Parduočiau velniui sielą, kad būtum tu šalia. Tu bilietas į rojų, jau pas tave važiuoju, skrendu kaip raketa. O, atvarė draugai mūsų RNG Fun Time. Einam pasisveikinti. YouTuberis? Labas. Aš vedžiau tavo channelą. Labą dieną. Čia. Tu man šitą... Labas. Tu man Užkulsiai prasideda. Labas. šitą video rodėsi, aš negaliu. Aš visą video. Ir pamatė, kaip sykį filmuoji. Atvarė hebrytė. Einam pasisveikinsim. Labas. Labas, ne, prašau, nežinau. Reklamos nereikia. Labas. Prigavom robotus. Reiks pasižiūrėti, kaip čia jie rengiasi. Gipsuoji kaip daktaras, ane? Skalpelį, peilį, nu. Daktaras Hausas. Nu, vau, atrodai super. Bumblebee. Kojas skauda šokti negaliu. Naviką šėliausiu kaip šėliojau. Veiksmą bus klausyk parečių. Nešėliausiu, to jau neesu. Kojas skauda šokti negaliu. Naviką šėliausiu kaip šėliojau. Veiksmą bus klausyk parečių. Nešėliausiu, to jau neesu. Šis vakaras nuostabus ir žinom, dėl ko susirinkom. Ačiū labai, kad turit gerą širdis. Aišku, dar šis vakaras nesibaigė, bet tikrai dabar norėtume išsiparduoti paskutinius kuponus, dovanas, vien tam, kad mes šio vakaro eigoje suskaičiuotume pinigus ir jums visiems paskelbtume, kiek surinkome. Aišku, aš dar norėčiau išskirtinį didelį ačiū pasakyti ir Svetur radijos kūrėjui Mariui, kuris mums šiandien atvežė Svetur maikutę, kurią išsiųsim tadukų mamai. Ačiū Svetur radijai, paplokime.
Aš išduosiu paslaptį. Aš kalbėjau apie sensorinį namelį Tadukui, bet neminėjau jo kainos. Aš pasižiūrėjau, tas sensorinis namelis, jo kaina kažkur tai tarp 800–900 eurų. Ir jūs nepatikėsit, nors šį vakarą mūsų buvo nedaug, bet tikrai buvo smagu ir nudžiugino, kad mes suskaičiavom pinigėlius ir surinkom tiek Tadukui. 1435 eurus. Wow, paplokim! Ir surinkom 300 svarų dar. Bravo! Tikrai, mūsų šį vakarą buvo nedaug, bet mes buvom su plačiom, šiltom širdim. Ir tai jautėsi mūsų surinktoj sumoj. Kiekvienas iš jūsų asmeniškai prisidėjo prie šitos sumos, ateidami čia, ne tik pirkdami aukcione. Jausmas, širdytas keistas jausmas, kuris mane vilioja, aš nesvajoju, kaip noriu. O saulė, kur tu viltis nešioji ir niekad nesustoji, o dantis prajoji, nietų dovanoji. Labai džiaugiuosi palaikymu, kiek žmonių buvo, tiek ir užteko. Iš tikrųjų, buvo iškeltas mūsų tikslas minimalus, kad surinktam sensoriniam nameliui, mes tai padarėm, aš pasikartosiu, surinkom dar nedaugiau. Renginys pavyko, aišku, šitą renginį mes organizavom pirmą kartą, todėl antrą kartą organizuojant gal kažką tai ir pakeistume, bet džiaugiamės ir tariam visiems, kas šį vakarą buvo su mumis, didelį ačiū. Ir be galo skiriame didžiausius linkėjimus mūsų Tadukai, Neringai, jų visai šeimai. Ir galbūt greitai galėsime ir mes kažkada susimatyti, grįžę į Lietuvą, ar ne taip? Taip. Būtų labai miela iš tikrųjų aplankyti šią šeimą. Ir galbūt sulauksime ir šios didelios šypsenos, kaip sakė mamytė. Ką jums už tai atsidėkoti? Ir mes sakome tiesiog, nereikia mums atsidėkoti, mums svarbiausia pamatyti šią šypseną plačią iš berniuko. Aš labai tikiuosi, kad šis renginys, ši tradicija taps kasmetinė ir mes kaip emigrantai, kaip geri žmonės, padėsime kiekvienais metais kiek įmanoma daugiau šeimų, tad linkiu visko ko geriausio, nenustot daryti tai, ką darėt ir didelis ačiū dar kartą. Mes dabar tiesiai jums į kamerą galim prižadėti, kad kitais metais tokį pat mėnesį, ko gero čia pat renginys vėl bus. Išrinksime naują šeimą. Ir galbūt sulauksime dar daugiau žmonių ir dar daugiau palaikymo. Žinoma, sulaukime jo ir šiandieną ir labai be galo džiaugiamės, kad ir kiek mūsų čia buvo, be galo daug jaudinomės, bet mes tai padarėm. Ir dar norėčiau kam labiausiai padėkoti, tai YouTube kanalų Emigrantas kūrėjui Juliui Mudėnui, jums, kurie šį vakarą amžinot, sukursite filmą ir tas visas šio vakarų video tikrai pasieks ir Tadukų šeimą. Tad ačiū ir žemai lenkiam galvą. Ačiū labai.
čia ir dalyvavote mūsų Kaziuko muzikiniam labdaros vakare.